Dabar pasitikrinsim automobilį iš Vokietijos, tai yra Europa, kur mažiau druskų ir mažiau yra kažkokios žiemos galimai, nei Lietuvoje. Papasakosiu niuansus iš Vokietijos, nelaiko ir purkštukai, nelaiko ir kiti agregatai variklių. Tuom aš galėsiu jam pasakyti, įrodyti, kad aš šito automobilio nesukau. Paima tas protinguolis, įmeta į Facebooką per visas grupės tą jūsų automobilį. Nu ir tyla, jasna. Tai ką, draugai, sveiki, labą dieną. Nuo ko pradėti, žurnaliuką? Ką mes šiandien vėl darom, ką filmuojam? Tai pažiūrėk į mašiną, kuri stovi čia ir tada papasakok. Nu, bля, ką mes čia darysim? Saldainis, ne? Mačiau tik tokia apie šitą mašiną, sakei, domina, nedomina? Domina, nedomina. Važinėtum su tokiu? Nu, pas mergas jau nenulėksi, bet nuvažiuot babulę kokiai parduotuvę nuvežt. Visai nieko, ne, ekonomiškai. Tai karočią, prie mažiau kalbų, daugiau darbų. Tu žurnaliuką gal nufilmuok ją ir jei gali, prašau. Aš žiūrėjau praeitas video mūsų. Nu padaryk tu linksmesnės dainas, kad kalbasintų žmonė mane. Galime? Tai kaip su autoriumi teisėms? Tai pasirink normalias dainas, kur nėra autorinių teisių. Manai? Manau. Ir davai aš tada, karočią, šach ir tu taip gražiai taip su muzika, gerai? Kaip ir su tokia muzika, čia kaip skaitusi? Ne Reelsas, ne, kaip čia? Čia intro? Intro, su tokia muzika. Ne, pala, ne intro čia bus. Klipas, ale? Klipas. Parašykit komentaruose geriau su ramia muzika ar su tokia. Tai va, tai ką, tikrinomės automobilius iš Danijos, iš Lietuvos pasižiūrėjom. Ten, kur daugiausiai automobilį mėgsta surūdyti. Šį kartą patikrinsim automobilį pamėgtą irgi tautos, Ford. Visi Lietuvoje Fordus praktiškai mėgsta, nu ne visi, dauguma vyresnio amžiaus žmonių. Kodėl juos mėgsta, aš nežinau, bet mano nuomonė gal dėl to, kad Fordas yra patikimas. Patikimas automobilis, bet iš kitos pusės, kiek aš esu susidūręs su Fordais, Fordai mėgsta irgi rūdyti. Tai kodėl paėmėm Fordą? Nes geras bus pavyzdys, kad Fordas mėgsta rūdyti, bet automobilis yra iš Europos. Tai yra iš Vokietijos, kur dažniausiai žmonės nori, kad automobilis būtų iš ten atvarytas. Kodėl? Nes dauguma galvoja, va, Vokietija, ten žmonės pinigėlių turi, gali tos automobilius normaliai prižiūrėti, važinėja autobamais ir taip toliau ir dėl to žmonės nori vokiškų automobilių. Papasakosiu niuansus iš Vokietijos, kokie yra ir kaipgi tą vokišką automobilį pasižiūrėti, kad būtų jisai tikrai geras. Kelintų metų šis automobilis yra? Šitas, man rodos, 2011 metų, 1.6 dizelis. 75 kW, man atrodo. Forduose varikliai iš esmės malalitražiai, čia kaip pavyzdys 2 litrų 103 kW, 1.6 tie dizeliai ir taip toliau, jie yra patikimi, bet jeigu paėmus Fordą su 2 litrų 127 kW ir apskritai visų Fordų kitus variklius, kur yra jie, pavadinkim taip, farsunki, bratan! Farsiroti. Kiek žinau, ten yra truputį jau problemos. Nelaiko ir purkštukai, nelaiko ir kiti agregatai variklių. Ir dėl to žmonės dažnai papuola ant pinigėlių. Dar su Fordais kame bajeris. Pas Fordus yra blogos automatinės greičių dėžės. Tai paėmus, nežinau, Ford S-Max ir visus tos, kurie irgi vėlgi yra pamėgti tautos. Visi automobiliai, kurie yra plius minus minivanai, minivenai, tai čia tokie šeimininiai, kaip pavadinkim vienatūriai ir taip toliau, tai visi praktiškai tie automobiliai yra pamėgti tautos. Bet irgi vėlgi žmonės dabar pasižiūri perikupčikai, žurnaliuką primėti perikupčikai dabar žiūri, galva, o reikia reiškis minivenus, pirkti Tauranus, Šmanus ir taip toliau. Yra visą laiką savų niuansų. Ne visiems tie minivenai reikalingi ir apskritai dabar pats asmeniškai turiu 4 minivenus pardavimui
Ir, ganėtinai sunku jas parduoti. Nežinau kodėl, vėl viskas apstojo, vėl viskas sunku, patys matot orai kokie, net dabar filmuojam ir kažkiek kapsnuoja tas lietus. Atėjo ruduo, labai liūdna. Žmonės atsičiūkins tikėkimės ir prasidės visas tas vėl judėjimas. Tai su Fordais. Automatinės dėžės blogos, aš nekalbu apie naujesnius modelius. Sekantis dalykas, Fordai mėgsta rūdyti. Turiu žmogų, turi Fusioną, Ford Fusion. Ford Fusionas iš Amerikos, o tengi pas mus praktiškai visur nėra druskos, šilta, geras dugnas. Va dar žurnaliuga atvažiuojagi automobilis iš Amerikos ir pasižiūrėsim pas jį dugną. Kiek aš esu susidūręs su tais automobiliais visais ir taip toliau iš Amerikos, tai ten dugnas labai gražus. Jeigu netgi išplauti, net duslintuvai blizga. Ten viskas čiki-piki. O stogą patikrinsim? Ir stogą patikrinsim ir viską pamatysi kartu su žiūrovais, kas ten su to automobiliu. O dabar man skambina kažkas. Negaliu kalbėti, vėliau perskambinsiu, filmuoju. Man pohui, neįbiot mane. Greičiau. Mūsų ilgai matytas žmogus, ne? Seniai, ilgai matytas ar seniai Oi, nematytas? seniai nematytas. O tu gal vėl Lenkas, ar ką, aš supratu žurnaliuką. Aš ne, o tu? Aš taip. Normantas. Lenkiškas vardas. Ir Fusionas jau supuvęs yra. Arkos galinės supūvusios, slenkščiai, dugnas. Ten baisu. O kodėl? Nes 5 metus pavažinėjo jau Lietuvoje. Jisai buvo iš Amerikos prieš tai atvarytas. Ir jau surūdėjo. Tai Fordas lietuviškų druskų nelabai mėgsta. Čia su Fordais tai viskas aišku. Kaip automobilį pirkti iš Amerikos. Iš Amerikos, iš Vokietijos. Viskas paprasta. Dažniausiai, kur vokiški automobiliai yra? Kauno turgui, Gariūnuose ir taip toliau. Ir pas daugelis kitų pirkų. Kokie niuansai ir kokie pliusai iš vokiško automobilių? Dažniausiai pas vokiškus automobilius yra didelė rida. Kodėl? Nes jie važinėja autobanais. Kodėl nereikia bijoti didelės ridos iš Vokietijos? Nes kaip pavyzdys, padarykim logišką sprendimą. Žiūrėkit. Kaip pavyzdys, imam šitą Fordą. Čia rida, aišku, 60 kažkur rida. Pasižiūrėsim, ar jį tikrą patikrinsim, aš įrodysiu, kaip tai galima patikrinti ir pasižiūrėti. Kaip pavyzdys, 400 000 rida ir jisai važinėtas Vokietijoje, kaip pavyzdys vieno savininko. Kom privalumas, kodėl aš pasirinkčiau visgi gal iš Vokietijos tą automobilį nei lietuvišką, nes jeigu jisai važinėja su autobamais, dažniausiai ten žmonėm iki darbo reikia važiuoti 3-2 valandas. Kaip pavyzdys, 2-3 valandas iki darbo. Tai jie ten įmina 300-400 km į vieną pusę ir atgal. Tai logiškai pagalvojant dabar, kiek kartų buvo, kaip pavyzdys, sankabos išminimas prie sustojimo ir taip toliau per tuos 300 km. Kaip tu galvoji žurnaliuga? Iki 10, kaip pavyzdys, ne? Nes prasta. Nes jisai praktiškai visą laiką važiavo trasą. Paėmus lietuvišką automobilį ir jisai važinėjęs Vilniui, kiek bus sustojimų ir spaudimų tos sankabos? Kiekvieną šviesoforą. Tai va, čia jau vienas niuansas. Kodėl blogai yra lietuviško automobilio didelė rida ir kaip pavyzdys užsienietiško. Sekantis dalykas. Kiek kartų buvo išsibėgėję, kiek kartų suko starteris, kiek kartų aušinosi normaliai tas automobilis. Tu greitkelį važiuoji, pastavė, jeigu normaliai viskas su aušinimo sistema, viskas apsipučia, tam varikliui nėra net ko perkais. O Lietuvoje, va, kai būna, kaip pavyzdys, 30 laipsnių šilumos ir tu kamščiuose tose stovi. Yra niuansų. Aišku, čia ne apie visus automobilius kalbam, bet sudarom kažkokią logiką. Kodėl gerai, kodėl blogai iš Vokietijos pirkti su didesnė rida. Jūs to nesužinosit, ar buvo didelė rida, ar buvo maža rida, nes dažniausiai visi pirikupai ir pardavėjai, importuotojai ir taip toliau dažniausiai atsuka ridą. Atsuka tie, kuriem nebaisu išgaidinti savo vardą, kaip pavyzdys savo aikštelę ir taip toliau. Jie tai daro, jiem tai dafėni, suka, maklioja ir taip toliau. Pasakysiu vieną prikolą. Žmonės, kai kurie gali pasakyti, tai čia serviso knygelė va yra, galima ten tą rydą pat pasižiūrėti per serviso knygelę. Aš jums pasakysiu taip, kad nebe tie laikai, kada visi dirbo, bet esmė kame, dabar technologijos daėjo iki to, kad netgi serviso knygelė padirbinėja. Žinau, kur tai daro
Nes kai pirkau automobilį vieną, man žiūriu į serviso knygelę, maža rida buvo. Sako, tai čia nieko baisaus, paimsi anspaudus, ten vienoje vietoje, nesakysiu kur, nenoriu ten daryti antireklamos ir taip toliau. Po 2 eurus vienas anspaudas ir jums viską ten užrašo, kiek jums reikia tų kilometrų. Tai serviso knygelėm aš jums pasiūlyčiau niekad netikėti, o jeigu maža rida, galima tą dalyką patikrinti kaip. Kaip ir pasakojau prieš tai. Dažniausiai automobiliai iš Vokietijos ir taip toliau, dažniausiai. Bent jau pas mane dabar, kurie automobiliai yra parduodami aikštelį, yra visi su vokiškom technikinėm. Tai lygiai taip pat kaip ir iš Danijos. Jeigu yra vokiška technikinė, reiškia ridos niekas nesuko. Būtent importuodami į Lietuvą, atveždami tą automobilį. Nes Vokietijoje irgi aš jums pasakysiu, kad kiekvienoje šalyje tas ridas suka. Nežinau, kiek aš automobilių pirkęs esu, buvau 2 kartus papuolęs, kad buvo automobiliai atsukti, su atsuktom rydom, atrodo, kad viskas čiki-piki. Mašina pagal saloną, kaip pavyzdys paėmus Volvo, nes Volvo saloną labai sunku nučiukinti. Iš salono ledukas, pasižiūri tą rydą, viskas kaip ir normaliai. Tik pradedi kapstytis, jungi diagnostiką, žiūri blokus, o ten opapa 400, o ant spidometro 230. Būna ir tokių bajerių, bet kaip ant tokių bajerių buvau papuolęs, kaip pirkau automobilius nežiūrėdamas. Ta prasme, nevažiuodamas pats, pasitiki žmonėm. Galima bus įrašyti apie tai gal atskirą seriją, kaip pirkti automobilį nežiūrėjus jo. Manau, gera idėja. Parašykite komentarus, ar bus įdomu, kaip nupirkti automobilį jo nežiūrėjus. Ką paprašyti, kokią informaciją pas pardavėją ir taip toliau, ir kaip su to pardavėju bendrauti. Kad automobilis būtų tikros ridos, jeigu itin maža rida. Visą laiką pasižiūrėkit, ar yra techninė apžiūra. O techninė apžiūra Vokietijoje atrodo viskas labai paprastas. Paprastas lapas su visais anspaudais. Ir čia mes turim tą Fordą. Vat. Yra įrašyta rida. 101 000. Iki kada techas galioja pas mus? Žiūrėk, pas jūs techa kainuoja praeit 100 eurų beveik. Eiktuso. Taip, iki kada pas mus jisai čia galioja? Iki 24, buvo praeitas 24 metais, 03.28, reiškia, galioja 2 metus. Reiškia, dar tiek šitam automobiliai iki 26 metų, 03.28. Jūs parašyta. Va, iki marts. Tai va. Yra įrašyta rida, reiškia, mano dušė yra šventa, kaip sakoma, ir aš pardavėją neapgaunu. Su tais žodžiais, kad jisai pas mane paklaus, kiek atsukęs rydas ir taip toliau, aš jam parodysiu šitą dokumentą. Tuom aš galėsiu jam pasakyti, įrodyti, kad aš šito automobilio nesukau, netvarkiau ir mano dušė yra šventa. Šiaip pagal automobilio salono būklę galima spręsti, nufilmuok, nežinau, matysis, nesimatys, kad rida ganėtinai gali būti ir originali, kaip tu galvoji. Šiaip čia viliūras, ant viliūro tai nepamatysi didelis ridos. Kodėl ne? O tai ką, viliūras neplyšta ir nenusitrina? A tu palauk, žurnaliukas, su manim tiek serijų filmuoji, tu negali pažiūrėti, ar vairas dažytas, ar rankinėlė nutrinta, ar pedalai. Taigi čia ne problema. Oi, žurnaliuga, nežino, kaip pirkti automobilį. Normaliai. Tuom galima patikrinti tą automobilį su tą pačią rydą ir nereikės naudotis ten jokiom ataskaitom, kaip pavyzdys ir taip toliau. Bet vėlgi, kaip pavyzdys, kaip daro kai kurie kiti žmonės. Turi pažįstamų Vokietijai. Vokietijoje jie tą rydą šnai į apačią, padaro vokišką techą ir atvaro į Lietuvą. Tai vat yra labai daug niuansų, kaip visos šitos sistemos dirba Vokietijoje ir ne tik Vokietijoje, Niderlanduose ir taip toliau. Va dabar kaip pavyzdys Lietuvoje įvedė tokį įstatymą, kad automobilį su atsukta ryda tu negali praeiti techninę apžiūrą. Tai va, greitai, manau, įves ir Vokietijai, arba jau yra įvesta, bet vis tiek kažkaip šitos įstatymus apeina, nes buvau susidūręs su šitais bajeriais, kad buvo ten rida atsukta praeita techninė apžiūra ir atvaryta mašina čionais. Bet, kai perkat automobilius, nežinau, pamėgtus tautos, ne? BMW, Audi, Volvo, Toyota, Šmota, būtinai tikinkit tas rydas. Nes Audi, BMW, aš jums duodu 90% visos bus suktos. Su tais automobiliais
Būtinai visą laiką tikrinkit ridą, nes aš jums pasakysiu, kodėl žmonės čia kai kurie gali parašyti, ai, čia ta rida, ką čia aš važinėsiu ir taip toliau. Nu gerai, nupirkot jūs tą automobilį, kaip pavyzdys, 400 ridos. Nu, 300 PM, nu 300, gerai. Standartiška lietuviška rida. Visi taip suka, visi taip daro iki 300 tūkstančių, kad būtų. Nusipirkit jūs tą automobilį, atvažinėjot 2 metus, kaip pavyzdys, jūs važinėjot, nežinau, ten tą automobilį nupirkot, važinėjot per Europą, ten keliavot, dar kažką darėt. Ir pas jūs ant Spidako 420, kaip pavyzdys ridos, ne? Gerai, atėjo laikas atsinaujinti tą automobilį. Jūs įmetat parduot 420 jau ridos. Atvažiuoja protinguolis, pasižiūrėjęs mūsų video. Kaip pavyzdys pasinaudoja kokią nors ataskaitą, o ten rida pas jūs 600 plius. Tas protinguolis, nieko negalvodamas, va, čia tas žmogus apgaudinėja ir taip toliau. Dabar tai populiaru, aš pasakoju jums istorijas, kurias aš esu girdėjęs, su kuriom istorijom buvo mano kolegos papolė ir taip toliau, aš jums pasakoju realias istorijas. Paima tas protinguolis, įmeta į Facebooką per visas grupės tą jūsų automobilį, jūs prarandat, pirmas dalykas, pasitikėjimą iš kitų pirkėjų, kurie pirkėjai buvo susidomėję jūsų automobiliu. Prarandat, kaip pavyzdys, nežinau, dabar Autopliusas ten kelia kainą, žinai, kiek dabar mašina kainuos įkelt, kaip pavyzdys, jeigu mašinos kaina ten 5000. 100 eurų. Beveik 100 eurų. Čia. Nu tai vat kaip pavyzdys, įkeliat jūs tą automobilį, 100 eurų. Šnai, jūs jau prapisot, nes reikės kitą skelbimą dėti, jeigu norit, kad antireklamą tą jūsų dingtų ir taip toliau. Tai prieš visą laiką pirkdami pasigalvokit ir pasitikrinkit, nes bet koks pirkimas, perkat namą, nežinau, perkat būtą, perkat mašiną, tai investicija ir visą laiką reikia galvoti į priekį. Ar po to bus lengva parduoti, jeigu ateis kaip pavyzdys sunkus laikai, arba reikės greitai pinigų ir taip toliau. Nes kaip pavyzdys, nu, kai kurie žmonės, ai čia va, kaime nupirksiu vienkiemį ten šitą namą, arba būtą už 5000, va čia pasidarysiu remontą, 2 štukų ten įkišiu, kaip pavyzdys, jeigu į būtą, ir va, po to už 5 parduosiu. Kiek pažįstamų taip sudegė. Švenčioniai įsipirkdavo būtus, arba Adutiški, kas iš to rajono žino. Po 5000 daro remontus, galvoja, toj čia babkį užsikalsim 10 000, 15, va, ir bibys ragai, na, niekam tų chatų nereikia, nes tai nelogiška buvo investicija. Lygiai tas pats ir čia su mašinu. Darykit visą laiką logiškas investicijas. Jeigu ieškote automobilį, ieškokit su maža rida, kad būtų nedažytas, nedaužtas, gražus, malonus ir taip toliau. Niekad stenkitės neuždarinėti akis į tai, kad ai va čia. Dažytas buvo, ai va čia per ataskaitą man parodė, kad jisai daužtas, nu nieko baisaus, čia nudažyta normaliai. Visa ta ataskaita atsižvelgsiu jums į ateitį. Vat kame ir esmė. Tas pats ir su amerikonais. Amerikonai kodėl pigesni nei yra lietuviškos mašinos arba ten iš Vokietijos ir taip toliau, nes amerikonai iš šūdo surinkti yra. Kad uždirbti iš automobilio normaliai, tai pamatysite ateityje, kitose serijose bus amerikonas, pabandysim padaryti. Kaip pavadinsim tą seriją žurnaliukų apšė? Ar įmanoma uždirbti iš amerikietiško automobilio? Ne, nu taip negalim. Mes iš šūdo nesurinkinėjom. Pat žinai, beje, automobilis dar nėra kieme, o jau visos detalės yra supirktos originalios. Aš pažįstu vienas veikėją. Jisai surinkinėjo tas detalės kaip pavyzdys, ne? Bamperis lūžęs, jisai ką darė? Randa pusę bamperio tokio, pusę tokio, nuveža jam už 30 eurų, sulipdo visą tą šūdą, nušpakliuoja, nudažo, viso, bamperis gatovas, žibintus jisai ten surenka iš visų svalkių, iš šūdo surenka vieną žibintą, va, gavosi šviečia normaliai, ekspertizė praeina, viskas normaliai. Balkius ten visus plastikėlius, viską pirko, nežinau, ten pavienė detalė, lūžusią, trūkusią, lygino ten ir taip toliau, nu. Atskirą istoriją papasakosim irgi ateityje, manau, apie tai. Grįžtam prie temos su vokiškais automobiliais. Tai su vokiškais automobiliais pas mus kas? Žiūrėkit ridą, paaiškinu, kaip plius minus pasižiūrėti, jeigu yra įtarimas, kad rida itin maža. Sekantis dalykas. Dažniausiai iš Vokietijos automobiliai būna daužti arba dar kažkas. Jos būklė? Važiuojam, pasižiūrėsim. Vėl nulėksim iki duobės, kad nemaišytin darbuotojams nekelsim jos ant kaltuvo. Ant duobės viską normaliai pamatysim. Ir pasižiūrėsim, koksgi yra tas dugnas, koks yra traversas. Nes traversas čia irgi yra metalinis.
ir bus viskas aišku. Šokį šitą. Tai gal čia iškart parodyk tos silpnos vietos. Iš Vokietijos jis atvažiavo labai gražus ir taip toliau. Tai dažniausiai kas rūdėjo pas Fordus. Šitos vietos nestrinasi bamperis, prie metalo. Čia rūdija. Kodėl? Nes nuo akmenuko apsidaužo ir surūdija. Visą laiką nepatingėkit, atsidarykit durelės, pasilenkit, pasižiūrėkit, ar viskas gražu. Kaip matot, čia viskas gražu, o gale serijos pasakysiu, kodėl čia viskas gražu. Palikim tai intrigą. Pasitikrinat, aišku, slenkščių jūs nepamatysit. Slenkščiai apdengti dažniausiai pas Fordus plastikais, bet paėmus S-Maxą. S-Max'uose yra kiti niuansai. Nuvažiuosim gal aikšteliai, parodysim kaip S-Max'ą pasižiūrėti. Bet nesmė. Kaip ir pas visas mašinas. Tie šūdarankiai, pas kurios rankos vat iš čia auga, nemoka normaliai pilt kūrą, apipila bamperį, bamperis tas pradeda atšokinėti, nes plasmasė išsitampo. O toliau ką aš žinau, visą laiką, kai žiūrit automobilį, žiūrėkit, kad būtų originalus tokie lipdukai, reiškia, jeigu neperklijavo niekas, reiškia, yra galimybė, kad jeigu, kaip pavyzdys, jūs neturit dažų storio matuoklio, yra lipdukas 70%, kad automobilis buvo nedažytas. Bet protinguoliai dabar vėl daro kaip, prisižiūri, nudažo lipduką, hop, viskas. Jūs žmonės atvažiuojat be automobilio, kaip sakoma, parinkėjo ir pasižiūrit, o ten jūs galvojat, kad viskas gražiai, nuvarot ten špaklius, tiek va, 150 milijonų mikronų. Toliau Forduose po rankenėlėm. Visą laiką, kai perkat automobilį, žiūrėkit į tas vietas, kur kažkas trinasi visą laiką. Kur kažkas trinasi. Ten dažniausiai viskas įrūdi. Ir svarbiausias dalykas, ant kurio jūs, jeigu reikės dažyti, brangiausiai papulsi, tai yra stogas. Žiūrėkit, kad nebūtų apdaužytas nuo akmenukų. Nu čia matai, koks gražus stogas. Aš to po to pasakysiu, kodėl toks automobilis geras ir gražus. Važiuojam, pasižiūrėsim daug. Kaip galvoja žurnaliuga, Fordas ir Vokietija. Bus parūdės ar ne? Šiaip priklauso, kuriame regione jis buvo. Nu, bet iš esmės, kaip tu galvoji, bus baisu kaip Danija, iš Danijos automobilis tikrai koks nors? Tikrai ne. Nu, varom, pasižiūrėsim. Matau, kad kažkas tvarkė, net pasikeitė stabilizatorius. Traversas pas mus kaip? Nu, nėra jisai labai idealus, gražus, bet nėra toks kaip Danijoje, net yra originalus dažai. Germetikas visur ir dugnas ganėtinai pas mus yra gražus. Slenkstukai gražus, nėra čia nieko baisaus. Dugnas va patys matot. Originalus dažai visur. Nu, tikrai. Iš Vokietijos automobilį galima žiūrinėti. Traversas, aišku, sakau. Ten, kur nudaužytas akmenukų, matosi, kad kažkas jau pradeda rūdyti. Bet čia dar galima visą šitą dalyką išgelbėti. Nėra taip kaip Danijoje, kad tas visas šūdas jau net kristų ant galvos. Viskas ganėtinai gražu ir neblogai. Minimalių rūdelių yra, bet ką norėt. Ir automobilių yra. Visio žurnaliuką gali važiuoti namo, aš pas viską nufilmuosiu. Automobilių yra kiek? 20, 14 metų. Dėl to turi vis tiek kažkokių iš dugno pusės iš traverso, kur dažniausiai apsilų padažai ir taip toliau turi kažkokių rūdžių, bet patys matot, žurnaliuką pridėk čia vaizdo medžiagas, kur buvo iš kitų šalių automobiliai. Mano nuomonė, iš Vokietijos automobilį galima žiūrėtis, net jeigu Ford, kuris mėgsta rūdyti, yra nelabai stipriai parūdijęs. Tai jeigu ieškoti ir rasti gerą variantą, tikrai, manau, būsite to automobiliu patenkinti ir jisai jums tarnaus ilgai. O tai dabar žurnaliuką, kodėl, kaip tu galvoji, šitas automobilis toks geras? Nes tu, Nu kaip geras? tu įsitvarkei? Ne, Pirktas iš salono? ne. Nežinau. Nes aš tą automobilį radau, apžiūrėjau ir nupirkau, o nesutvarkiau. Tai va, ir tokį automobilį, va, tokius automobilius aš stengiuosi parduoti savo žiūrovams, kas ieško tos automobilius ir taip toliau. Stengiuosi pardavinėti plius minus, tvarkingus, gerus automobilius. Aišku, ne nauji, aišku, ten kažkokie nusidėvėjimai bus.
bet stengiuosi, kad būtų gerai. Kad nereikėtų raudonuoti, po to sakyti, va, čia pas Normiksą nupirkom automobilį, o ten yra šūdas. Man tokios antireklamos nereikia, tai dėl to aš ir neužsiimu tokiais brūdais. Tai kaip tu galvoji, žurnaliuga, žmonės parašykite į komentarus irgi, reikia dar nufilmuoti automobilius iš šiltų kraštų, nes dar yra viena šalis, iš kurios norėčiau parodyti automobilius, tai arba Prancūzija, arba Italija. Kur dugnas, patys viską O kaipgi Niderlandai? Niderlandai, tai iš Niderlandų praktiškai bus tas pats kaip ir iš Vokietijos. Bet parašykit žmonės būtinai komentarą, įdomu pamatyti iš Niderlandų automobilius ir iš kitų šalių. Iš Amerikos, pavyzdžiui. Iš Amerikos, taip ir taip toliau. Viską parodysim, ta prasme, sulygint dugno būklę ir atskiras tas detalės, kur, kaip pavyzdys, kaip ir aš sakau, variklė, greičių dėžę jūs galėsit pakeisti, bet jau kėbulo jūs nepakeisit, nes tai bus labai brangu. Tai vat, būtent iš kėbulo esmės, iš kur pasirinkti automobilį. Nes kaip paėmus, kaip mes ir šnekėjom apie Daniją, Skandinavijas, visas tas ir taip toliau, ten automobiliai, mano nuomonė yra, kad verti dėmesio tik dėl to, nes ten yra jie techniškai ganėtinai prižiūrimi. Plius minus, ne taip kaip Europoje, bet pasakysiu grubiai ir aiškiai. Iš ten automobilius, kur yra labai arti jūra ir labai drėgnas oras, geriau automobilių nepirkti. Nes dugnai bus parūdyję, slenkščiai bus parūdyję, visos tos detalės bus parūdyjusios. Aš kada nors jums parodysiu, įmesim video, padarysim atskirą apžvalgą, kaip ten tuos automobilius ruošia prieš aukcionus, nes ten irgi yra daug perikūpų, kaip tie automobiliai ten paruošiami, kad jums tik tai iš nuotraukų į tą automobilį belę nupirkti ir kad būtų viskas gerai. Ir bus jums viskas aišku. Geriau sumokėti truputį brangiau, nes kaip visada, taip ir yra, kai automobilis ten, pavyzdžiui, iš tos ašanos šalies, kur yra jūra, jisai truputį kažkiek pigesnis, 500 eurų, kaip pavyzdys, bet vokiškas automobilis bus ant 500 eurų brangesnis, bet reikia jungti logiką ir pasigalvoti, kad to automobilio iš Vokietijos, jeigu jisai tikrai geras iš dugno pusės, jo nereikės vyrinti, jam nereikės antikorozinius daryti ten po kažkiek metų, bet po lietuviškos druskos vėl reikės daryti, žiūrint, kaip jūs tą automobilį prižiūrėsit. Paimti iš tos šalies, kur yra arti jūra, ir tas automobilis yra supuvęs, jisai jau į Lietuvą atvažiavo, jis jau yra supuvęs. O jūs dar su lietuviškom druskom pasivažinėsite, jis dar bus labiau supuvęs. Tai patys darykit savo nuomonę, iš kurios šalies jums geriau pirkti, bet mano atžvilgių automobilį geriau imti iš šiltų kraštų. Ką mes ir stengiamės daryti ir kokius mes automobilius ir stengiamės pardavinėti, kad būtų gražu ir malonu. O jums ką, patiko, nepatiko? Kaip visada, statykit laikus, rašykit komentarus, būtinai rašykit komentarus, kad automobilį video išmestų į rekomendacijas. Nes paskutiniai mūsų visi video eina, jau net pats YouTube'as rašo, kad mes ten, kaip pavyzdžiui, Lietuvos paėmus 100 lietuviškų video, mes esam ten, buvom kelintoj vietoj vieną kartą? 12 vietoj iš visų lietuviškų video. Tai labai malonu. Dabar paskutiniai video vienas 2 vietą užima, kitas ten dar kažkokį ir labai malonu, kad žmonės domisi, kaip tą automobilį pirkti, nes mes tengiamės daryti tokį kontentą, kur aš turiu patirties iš tos pusės tom, kad aš tom užsiiminėjau ir žinau, ką papasakot, esu labai be galo daug susidūręs su situacijom, kur susiduria praktiškai visi pardavėjai, pirkėjai ir taip toliau. Ir aš jums galiu tai papasakot. Aš jums nedarau apžvalgų, dar kažką, bet gal ateityje darysim. Džiaukitės ir didelis jums ačiū, kad esate su mumis. O kaip toliau žurnaliuga mes darom?